savo jaunystės, kai aš prisimenu, tėvukas darydavo baldus, darydavo, kas ką paprašydavo, reiškia, staliaus darbus įvairius, paskui, jau tik tai paskui, kai jau, kokie gal 50 metų, kada pradėjo instrumentus daryti, ten besadlas, darydavo į smuikus, bet mažiau, tik tais tokius būgnus irgi grojimą darydavo, ten iš metalo reikėdavo ištampuoti įvairias lėkštes, iš senų gilzių patrankos nebuvo metalo, tai ištiesindavo ir darydavo taip. Žemaitijoje, kai gyvenamo čia, kai parėjom iš Šiaulių kraštą, tai pradėjo pagrindę besadlas daryti. Nežinau kiek. Tai be tų metų, tai aš nepasakysiu, kada mes jau pradėjom, jau kokį 10 metų atgal turbūt, mes su juo pradėjom jau grot kartu, taip, ten etnografinis toksai buvo, tai mes iš karto tai dviese tik tai grodavom. Aš su harmonika, jisai su smuikeliu, paskui čia į Bridų kapelą mane jau čia paprašė, kad eičiau groti, jis irgi taip pat grodavo su manim. Net vestuvės yra tekę groti dviejose. Ginkūnuose papuolė, dar mano sūnus, pats mažiuks, su bugniuku tokiu mažiuku, muždavo, dar esame nuotraukas turėm. Vienu žodžiu, labai jau geri buvom draugai ir labai malonus žmogus buvo. Dar net ir čia esam, tam pačiam sode, esam čia nufilmuoti, nežinau, iš kažkur tai buvo atvažiavę, iš Vilniaus, nežinau, jisai atvažiavo pas mane ir mes pagrojom. Jis sakė, kad įdės į archyvą kažkur, tai gal anūkai kada matys, kokie gal kas, bet mums jau neteko matyti. Reikia pasakyti, kad Navickis ne tik tai muzikantas ir toks meistras, man asmeniškai jis buvo ir svarbus kaip mokytojas, jei taip galima įsireikšti. Ir šiaip mano gyvenime mokytojais buvo ne tie, kurie dirba mokyklose dažniausiai, bet daugiau tokie atsitiktiniai žmonės. Tai vienas iš tų ir Navickis buvo. Jisai savo tokiu sąžiningu požiūrį į savo darbą labai nuteikdavo taip darbingai, maloniai, kūrybingai. Ir pavyzdžiui, tokia jau į gyvenimo pabaigą, jau kai nebeturėjo jėgų ir kai jau jam instrumentus padėdavo gaminti jo šeimos nariai, jis vieną kartą sako, kad tai tu pats daryk basedlas. Bet man kažkaip, toks, jei taip galim pasakyti, meistrų garbės kodeksas. Jeigu meistras gyvas, tai tegul ir dirba. Ką gali žinoti, sveikata jinai pablogėja, pagerėja. Tai sakiau, dirbkit jūs ir nėra čia ko gadinti medžiagos maždaug. Bet kai jau netekom Antano Navicko, tai kažkaip prisiminiau tą jo tokį paskatinimą arba kvietimą daryti tos instrumentus ir išdrįsau pabandyti. Ir dabar jau padariau jau 4 tokius instrumentus. Reikia pasakyti, kad vienas dalykas yra, kai klausais apie šito instrumento darymą. Žiūri, kaip jis daromas. O kitas dalykas, kai pats jį darai. Ir kažkaip pro ausis praeina tokie meistro pasakojimai arba kalbos, kad sunku padaryti labai ilgai, darosi, daug lengviau yra daryti langų rėmus arba duris. Kažkaip neimi galvą ir nereaguoji kažkaip į tokius žodžius. Bet kai pradedi pats daryti ir pamatai, kad tai iš tikrųjų yra daug sunkiau, negu tas meistras sako. Ir kas yra įdomiausia, kad atrodo jau viską matei, viską žiūrėjai ir nufilmuota yra medžiaga, reiškia, kaip jis daro šitą instrumentą. Kai pradedi pats daryti, paaiškėja, kad žinai tik tai gal 10% tikrų dalykų, o visa kita yra nežinoma. Antanas Navickas tai buvo išties unikalus muzikantas, šviesios atminties žmogus, kur mums teko pabendrauti panašiai taip apie
10 metų, nes jis pas mums grojo Audos ansamblį. Tai jis buvo išskirtinis muzikantas, ta prasme, nes folklore būtent ir reikalingi tie vadinami tokie perliukai, kurie atsinešė iš gilios senovės šitą grojimo manierą. Jis yra kilęs iš Žemaitijos Pavandiniškių kaimo, tai kiek jis yra, atsimenu, pasakojęs, kai jis būdamas piemenukų jau pradėjo gaudyti melodijas, tos vadinamos gamtos melodijas, to krašto melodijas. Ir jis atsinešė tikrai savotišką tokį lobyną to grojimo manieras, smuiko grojimo manieras, kur ir, aišku, be abejo paliko į pas mum, mes turim ir kasetę išleidę, ir jo grojimo manierą mūsų kapelėje Auda groja ir tebegroja, jo būtent atsineštas iš šito krašto melodijos. O jos išties yra unikalios, ta prasme, kad jos yra giliai liaudiškos, giliai senoviškos, tai pavadinkim autentiškos. Ir autentiškas smuiko valdymas, profesionalus autentiškos muzikos valdymas. Ta prasme, sakau, jis ne profesionalus muzikantas, jis yra paprastas liaudės muzikantas, bet jo maniera tai niekas net kartos tokio grojimo. Išgirdau vakarą išbėgęs į kiemą, kad atein kažkas groja du muzikantai. Išgirdau tokį gražią poiką, įlėkiau, tu jau smuikas greitai, groju ir aš taip pat. Tėvas sako, iš kur tu čia dabar, sakau, klausykis, atein muzikantai grodam. Toks Račkauskis buvo, gerai mokėjo groti. Ta poika man dabar aš moku gerai. Aš grojau nuo pat Lopišio. Nuo pat Lopšio? Nuo pat Lopišio. Mama išeidavo karves mėšti, jie man smuiką nepadavė Lopišiai, neišeisi niekur. Smuiką padavė, galėti kur nori visą dieną. Tai kiek jau Lopšy tada buvo metų, kai jūs šitai paduodavo? Nu, aš nuo pat metų turbūt, kaip pasėdėjau, tada išminčių pradėjau. Kaip ir visi muzikantai meistrai? Mat, aš buvau 5 metų smuiką geriausiai sustyguodavau. Mokinių, kad ką nors pamokyt, pagroti, susitikti? Nu tai mokinamos ten, kol vaikelio jau nebuvo, buvo tokie puteliai, norėjai pramokti, išmoka, groja geri muzikantai buvo. O ko reikia, kad, pavyzdžiui, žmogus būtų geras muzikantas? Reikia didelios patraukos, reikia savi tiek prispausti, kad jeigu nori groti, nenori nevalgyti, nemiegoti, tik tai groti. O kai prisigroja gerai ir skamba ausisi, labiausiai, kad išgirsti, kur nauja kokį melodį, man tai būdavo. Jeigu jausiai krita, jėmiau groja, jei neįkrita, ir nepaėmė. Praeis kokį savaitę ar 2, pradeda skambėti ausis, tada jam ir pagroja. O taip, niekaip kitaip aš negaliu išmokti. Ir toks buvo labai geras, kaip sakyti, ar pedagogas, kai filmuodavom ar tai Kalvį Pučko, amžinatilsį tokie iš Jadvygavos kaimo.
Tai jis klausosi, kaip šitas senelis grojas harmoniką, tai ir sako, teisingai grajus, geras grajus, teisingai, teisingai. Žodžiu, jis žinojo, kaip yra grojama teisingai ir kaip yra neteisingai. Matyt, pastebi kokiu nors trūkumu šiuolaikinių folkloristų grojime. Ir kokie ten, reiškia, visokie yra tokie vingiai toj melodijai. Tai jis labai aiškiai pasako, kas yra taip, kas yra taip. Ir tas toks grojimas jo iš C, iš G, iš A, tai abejoju, ar koks nors šiuolaikinis muzikos mokytojas suprastų, ką tai reiškia. Groti iš C, iš D, iš G. Jie pasakytų. Ir jie visi žino kaip 5 pirštus. Reiškia, melodija labai sudėtinga atrodo, o jie pasakė iš G ir lekia. Reiškia, keli instrumentai lekia, groja ir nesusipainioja. Turėjau šiokį tokį iš tėvo palikimą, paskiau sugalvojau karves ganydams, ką reikia man pačiam dirbti. Nusipjojau tokį alksnį, žinai, iš alksnį medžį. Mačiau, kaip jau tėvus amžinatės dirbavo, į smuikas, į besėdlas. Ir aš tom pačiu pavyzdžiu, buvau 10 metų. Skubiau, žinai, kaip su kirviu, aš taip su kirviu pasirodė. Koks tas balsas buvo, koks nebuvo, bet vis tiek grojau. Sustygoti mokėjau jau gerai. Ir pragrojus kiek valandą, užėjo tokį mintis, o tėvo buvo palikusi labai gerą smuiką. O mama nedavė man tos smuikas, tėvas jau buvo miris. tą smuiką į žemę, sudaužiau, parlėkiau. Šventą dieną buvo, mama išėjusi į bažnyčią, aš tą smuiką papažas tėvų ir pagot pribandos. Parsinešiau užrakintą dėžutį, negali paimti niekaip. Šiaip taip knebinėjau, atsirakinau ir tada su tai smuiką. Atlikė mama, kaip nerado smuikas, atlikė atimti. Bet cioci ten pas cioci tarnavau, sako, tegul būni, vaiks, nor graitį, sako, mes prižiūrėsim, nesudaužys. Ir pribaigiau aš tą smuiką jau užaugęs. Žodžiu, šitie meistrai, skirtingai nuo profesionalių meistrų, jie darė savo poreikiams ir tokių aukštų kriterijų, ten kaip garso kokybė, skaidrumas, tembras, jie net nesukdavo galvos. Daugiau galbūt jie vadovaudavosi kažkokiais prietarais. Ir man pačiam teko išgirsti, kaip bendravo bandonistas, toks muzikantas Alfonsas Pelenis ir Navickis. Ir jie, kai nuvažiavom filmuoti basedlo darymą, pradėjo tarp savęs kalbėti, kada reikia basedlą daryti. Tai turi būti mėnulio pilnatis, turi būti saulėta diena, ar ten juokais jie šnekėjo, bet matyt, kad tokia filosofija šito darbo, matyt, kažkada tai egzistavo, buvo, nes iš piršto neišlauši tokių teiginių. Na ir kita vertus, medis irgi ne bet kada gali būti kertamas ir kai klijuoji saulėtą dieną, jis aišku yra geresnis. Tai čia tokie visai kitokie kokybės kriterijai, matyti, egzistuoja negu profesionalių, kur ten visokie cheminiai apdirbimai, lakai, visokie technologijos ir taip toliau. Čia viskas yra daroma paprastai ir čia pat seka iš paskos, lydi tą darbą, lydi vadinami tokie, kaip sakyti, prietarai visokie, kad
kaip dirbti, kada dirbti ir iš ko dirbti, kad tas instrumentas išeitų geras. Pavadenį aš neturėjau dar tiek įrankių, žinai, kirvuks, peilis te buvo, al vis tiek šiokis tokis tos besedlas buvo grojom. Aš pirmąjį besedlą padirbau, buvau 16 metų. Patį pirmą susikūrėm kapelą, greit, nėra besedlas neiško, ir medienas nėra iš ko. Tik kas kokį lentgalį sugreibi, šakotą, nešakotą, bet vis tiek grajom, išmokom graiti, išsimokiau toks Lotložys įmiręs grajai tą besedlą, paskiau nebatinu ar Marcinkus, kas ten groja, turavoja man su smuika, aš vedžiojau jau, kapelą susitvėrėm. Kokia ta kapela buvo, kokie instrumentai? Smuikas dviejų besedlį, kita kur pasidėjau. Visą kapelą? Į visą kapelą. Grajom vakaruškas. Tai gal ir smuikas pasidarydavot? Nu, buvau, smuiką patį pirmąjį pasidariau, buvau 14 metų. Įgrojau su toj smuiką. Į muzikantai, sen toks žemys buvus ant muzikantų, pagyrė.